Vienintelis kartas, kai Čakas Norisas suklydo, buvo tada, kai jis manė, kad padarė klaidą. Geras! Šito nebuvau dar girdėjęs. Aš tiesiog dievinu ir renku anekdotus apie Čaką. Šito nebuvau girdėjęs. Paskutinis buvo, kurį aš buvau girdėjęs ir šviečiausias, kad Čakas Norisas pagavo visus Pokemonus su laidiniu telefonu. Taip. Tas buvo. Aš norėčiau irgi vieną. Žinot, jaunimėlis ir studentai, arba mes per savo korporatyvus žaidžiam įvairiausius žaidimus, tokius pusiau nešvankius. Pavyzdžiui, butelio sukimas ir visa kita. Tai čia klasika. Studentai sugalvojo kitą žaidimą. Sako, mes, būdami pirtyje, reiškia visa grupė, panas, bičai, žaidžiam, reiškia, būdami nuogi iš apsirenginėjimo. Sako, palauk, tai šiaip tai žmonės žaidžia iš nusirenginėjimo. Kur esmė žaidimo iš apsirenginėjimo? Nu, sako, tas, kas pralaimė, apsirengia ir varo namo. Jo. Lieka tiem. Ja. Vyrai irgi turi jausmus. Pavyzdžiui, labai gerai jaučia alkį. Nu, tikra tiesa. Aš turiu labai panašų. Žodžiu, tokia graži situacija namuose, slaptas žaidimėlis. Jauna žmona sėdi prie stalo, prieina jis. Uždengia ją akis ir sako, labuka. Jis sako, labuka. Jis sako, atspėk, kas čia. Žmona taip sako, nu nežinau. Sako, gal ką nors apie save gali papasakoti? Taip, sako jis, aš noriu valgyti. Sako, dar nežinau. Man labai šalta. Nu, sako, dar nežinau. Aš norėčiau kur nors prigulti. Žinau, čia bomžas. Ruduo tai toks metas, kai užeinu į vonios kambarį, ne tik išsimaudyt, bet ir sušilti. Sako, jis gyvenime visą laiką sakydavo ne. Ir tiesiog teko jam vieną kartą ištarti taip. Dabar jis visą gyvenimą nuolat sako, taip, brangioji. Veidrodėlį, pasakyk, kas pasaulyje gražiausias. Pastrauk, per tave nematau. Sako, tikros moters jokių vyrų nesugadinsi. Jo, atspėk myslę. Žalias, bet žydras. Kas? Paklausė krokodilas Gena, švelniai glostydamas kulverstuką. Pirkėjas pasipiktinę, sako, klausykit, aš labai atsiprašau. Tai ką jūs parduoda šitam turgui tą žuvį, jūs pažiūrėkit, šaldyta žuvis. Taigi čia vien glazūra, čia vien vanduo, vien ledas praktiškai. Kiek čia to žuvies yra? Pusė tik. Pardavėjas sako, klausykite, jūs baikite šaukti. Pavyzdžiui, sako, degtinėje 60% vandens, o ko jūs nereikėt? Šiaip teisybė, ne? Kaip atšventei naujuosius, klausė draugs draugo. Tas sako, nežinau, dar nieks nepasakojo.